Le Lokomotiv, čiu. Pirmą dieną įrašų. 4 gabalai. Taip. 4 gabalai. Tai pasakom dabar, kaip jie vadinas, nes tada jie vėliau gali būti, kad jie visiškai kitaip vadinas. 5/4/5/8. Bet jinai tokia pakrekinanti, žinai, tokia nešvėliai nuvažiuojant ir iššokas. Jo, man, okei. 7/8/7/8. O šiaip blogai buvo, nepauzinu. Noros, kad labai geras teikas buvo, ne? Ruduo. Klausom ką tik pabaigto rudens. Wow. Oh my god. Aš laiktai vieninga šitą vietą. Ir laukimas. Atako. Tuo mėlyniu mėlyno mėtino upių ežerų vande. Taip. Gal viską pradėkime nuo pradžių. Aš esu Žygimantas, aš buvau atsakingas už grupės Le Lokomotiv mini albumo projekto įrašus, miksus ir masterius. Grupė Le Lokomotiv sudaro 6 nariai. Ieva yra mūsų vokalistė, Justas mūsų klarnetistas, Tomas mūsų gitaristas, Mykolas mūsų būgnininkas, Martynas pianistas bei aš bosistas. Le Lokomotivas atsirado netyčia. Mes susibūrėme kaip draugai pagroti vienam Vidūno gimnazijos šimtadienį ir taip gavos, kad po šio koncerto nusprendėme sukurti grupę. Atgrojame daug koncertų, sukūrėme šiek dainų ir galiausiai nusprendėme rašyti albumą. Gal ne tiek, kiek kad albumą, bet tiesiog sudėti visas savo kūrybos mintis į vieną projektą. Iki albumo dar spėjome Malūno loftai rašyti vieną singlą, Dvilypis, su kuriuo dalyvavome LRT Opus konkurse ir laimėjome 2 vietą. Kai atėjo žinios, kad laimėjom 2 vietą, labai pakilo gal kaip grupės toks emocinis lygis. Visi apsidžiaugėme ir kaip tik norėjome eiti toliau. Turbūt po to, kai jau įrašėme pirmą singlą, jau pradėjo kilti šnekos kaip, kada įrašom albumą, kada kažką išleidžiam. Tai gavos, kad ir susiplanavom vasaros gale skirti laiko ir užbaigti. Viską įrašėm per 1 mėnesį. Tarp albumo įrašų turėjom dar porą koncertų. Važiavome tiek į Latviją groti, tiek grojom Vilniui, tiek Klaipėdoj. Tie koncertai vasaros pabaigoje buvo kaip ir mūsų albumo pristatymas. Nes anksčiau pagrindą grodavom coverius ar tiesiog, coverius. Atrodo, su šituo albumu gal norėjau tiesiog pilnai atskleisti, ką mūsų grupė gali parodyti. Ir būtent su šiuo albumu aš norėjau paeksperimentuoti su įvairiais akustiniais sprendimais, kad pavyzdžiui, būgnus rašėm labai erdvioj patalpoj, kur labai aidi garsas tiesiog. Kas atrodo suteikia muzikai tokį visai grandiozišką jausmą. Įrašinėdamas aš gal norėjau labai turėti platų pasirinkimą vėlesnėje produkcijos dalyje. Tai aš stengiausi viską įrašyti kiek įmanoma daugiau būdų. Pavyzdžiui, klarnetą mes įrašinėjom su 3 mikrofonais, turėjom 2 mikrofonus dėl daugiau esančio kambario skambesio, o vieną būtent, kad pagauti klarneto tą pasirodymą. Panašiai ir su gitara, kad įrašinėjom gitarą su daug mikrofonų, turėjom atskiras jungtis tiesiam signalui. Tiesiog, kad turėti labai platų būdą, kaip galėtume vėliau koreguoti instrumentus. Su vokalu kaip tik stengiamės padaryti tokį labai artimą skambesį, kur netiek daug jaučiasi tas kambario garsas, tai su vokaliste padarėm tokią konstrukciją, pabandėm kuo geriau izoliuoti mikrofoną nuo pašalinių kambario garsų. Kadangi teko turėti tokių skubėtų sprendimų su senesniais įrašais, tai šį kartą stengiausi labai atidžiai pasižiūrėti, kad nebūtų jokių problemų. Mes viską susistatėm ir prasivedėm į kitą kambarį. Buvo situacijų, kai mes netyčia ar gitaros toną pakeitėm ir neprisiminėm, kaip buvo, tai reikėjo bandyti daugiau spėlioti, kaip skambėjo, kad nesijaustų dainoje skirtumas. Buvo problemų ir su būgnų įrašymu, kadangi patalpa didelė, buvo sunku sukontroliuoti, kad skirtingų būgnų garsai nesueitų į kitų būgnų mikrofonus. Turbūt smagiausia dalis buvo pabaigus jau didžiąją dalį įrašų tiesiog pasidėti
ir paklausyti, ką mes jau turim. Vos neparodyt savo, kad tas darbas, kurį įdėjom, nenuėjo veltui ir kažką sukūrė. Kadangi turim tikrai nemažai medžiagos, yra daug darbo, bet labai norisi kuo greičiau viską užbaigti, kuo švariau viską suprocesuoti ir galiausiai išleisti albumą į publiką. Galiausiai norėčiau padėkoti savo grupės nariams už jų skirtą laiką ir pastangas, kurias įdėjo ties šito projektu. Ir norėčiau padėkoti Malūno Loftui už galimybę rašyti, sumiksuoti ir išleisti muziką. Kartu esu dėkingas už visas techninės galimybės, kurias turime čia, bei už patalpas, kuriuose galime šią veiklą veikti. Atrodo, šitas projektas buvo visai didelis žingsnis mano gyvenime. Atrodo, čia buvo labai gera galimybė sudėti viską, ką aš moku ir pabandyti pritaikyti.